Tai tikrai, prieš ton diagnozės išgirdim, jei kas būtų pasakęs, kad susirgsi vėžiu, labai atvira galiu pasakyti, bet čia pavadinus, kad nusišneikė. Vidury miesto sustabdžiau mašiną, tik įjungiau avariją ir prasiver bedugnį. Ir aš šitom bedugnį. Aš bijau, nes aš nežinau, bet vos tik atidarius duris, vos tik mes pradėjom kalbėti su gydytoju, kas toliau, kokie etapą, pasidarė kaip ir aišku, kad čia bus tiesiog daug darbo, reikės pastangų ir ne vien tik, kad mediko ne. Tai labas vakaras, mėlyjeji, aš esu labai laiminga, kad šiandien pas mus svečiuose yra Vida Gasauskienė ir aš beje išduosiu paslaptį. Prieš tai klausiau, Vida, kaip norėtumėt, kad aš jūs pristatyčiau? Ir ji mane labai gražiai paauklėjo, sako, aš esu ir mama, ir dukra, ir daug visokiausių kitų profesinių ir vadovė, ir savanorė, bet gal, Vida, galėtumėt truputį plačiau pati papasakoti apie save? Pirmiausia, pasitikrinsiu, ar galiu šnekėti žemaitiškai. Būtinai, ir aš nekėsiu, ir mes nesusitarėm. Kadangi mes esam vis dėlto iš Žemaitijos, esam abi žemaitės, kiek žinau, Simona. Bet žinokit, dauguma stebėtų ir iš Vilniaus. Bet žemaitiškai gal. Bet turiu puikiai santykį būtent su Vilniškė, su sostinės žmonėm ir ne puikiai suprantamas žemaičius, kas, aš manau, po to įrašą, jei reikės vertim, mes išversim į bendrinį lietuvių kalbą gražiai. Tai va, esu iš tikrųjų turbūt daugelį tų vaidmenų ir paprasčiausiai esu žmogus, esu moteris, esu mama, esu močiutė, esu partnerė, esu sesuo, esu dukra ir visuomeninis veiklos turbūt momentą, tai būtų onkologinių pacientų ir artimųjų organizacijos vadovė, Polo kortelės savanorė. Ir darbuotojai. Noriu pasakyti, kad Vida labai gražiai savim pristatė, nes mes gyvenimgi ir pamirštam, kiek turėjom tų skirtingų socialinių vaidmenų. O aš Vidą pažįstu ir iš profesinės tokios pus, ir labai Vida sužavėjo manim su savo tuik savanorystę ir aktyvę veiklą. Ir aš užkart čiupsiu jauti žagu ir noriu apie tai klausti. Tai papasakokit, ar jūs čia tik Plungėje asociacija yra, ar ir po visą Lietuvą, papasakokit plačiau apie to jūsų veiklą. Pirmiausia, turbūt reikėtų pradėti nuo to savanorystės patį kelią, nes čia ir akstins į ton veiklą ir sąmoningas pasirinkims ir atėjams. Tai kadangi aš esu iš medikų bendruomenės ir sąlyt su onkologinė liga ir beje ir asmeninė patirtis, nes man tėvelis ir išėjęs dėl onkologinės ligos, tai čia man pirmieji susidūrimą ir visat šiek tiek čia buvo ta kryptis, kad domėdavaus labiau, nes man imponuodavo tėvo momentą, procesą ir netgi savo profesinę plotmę. Ir jau pati išgirdus onkologinės ligos diagnozę, iš tikrųjų atėjau į tom bendruomenę ir pakol tu sveiksi, pakol tu gydas, stiprėja ir tokie momentai ir paskiau pasitaikė tokias galimybės, kad gali sudalyvauti vienus kitus projektus ir aš noriu, nepaisant atstumą, beje, Vilnius, atvažiavau į Vilnių, buvo toks projektas, būtent asociacijos onkologinės ligos draugs, kur mes dalyvavom iniciatyvą Džiaugsmas gyventi. Prieš tai, aišku, tai konkursą, nes prieš tai jau prasidėjo tas gyjimo momentas ir teks sudalyvauti su artimųjų paraginėm, su bendruomenės, moterų palaikymu. Tai galės paskiau dar atskirą gal papasakoti apie tus momentus. Tai va, ir atėjus ir aš mačiau po tos turbūt pradžios, kada mes prieinam pradžią, paskiau šiek tiek, aišku, tuo momentu, kai esi kaip ištaškyts, išgirdęs diagnozę, paskiau pradėti susirinkti. Nes pagrindinis pacientai ir momentas, kad tu turi tiesiog susikaupti ir pasiruošti gydymo. Tai to energiją vis skirti ir mūsų tikslus skirti išgyti, pasveikti, sustiprėti. Tai o ar gali sustabdyti, o kaip asociacija, kokie jūs kaip asociacijas veiklai ir žinau, kad jūs šveitat žmonės, žinau, kad jūs viens iš tikslų įskleisti žodį, ačiū jums už to tik svarbų labą darbą. Ko jūs dar užsiemat? Tai va, tas ir buvo, kad prisijungus būtent prie tų projektų, labai gražiai su ta savanorystė prisidėjimu, nes va, būtent to iniciatyvo Džiaugsmas gyventi, aš iš pradžių buvau pati kaip irgi ir dalyvė buvau ir teko dirbti projekte, imti interviu, kalbėti su pacientėm ir mūsų beje interviu būdavo visiškai ne žurnalistinis formas, o labiau kaip turbūt pavykdavo prašnekinti tas moteris, kada nors dalintos iki pat giliausių savo
išgyvenimų ir dėja ne viskom galėjom ištransliuoti, jau pateikdami tas istorijas pacienčių, nes dar visuomet turbūt ir ne visiškai pasiruošusi priimti tus griniausius ir sunkiausius ir pačius tus jautriausius momentus ir tuo pačiu, aišku, apsaugant herojus. Bet, nepaisant to, dar irgi užbėgsiu į priekį, neįmanom bus turbūt kalbėti apie tus dalykus, tai biškiau, kad nepaklaidžius. Labai džiaugus, kad tos moteris nuo pirmųjų tų iniciatyvų, kapanos gražiai prasiskleidė. Būtent tas ir buvo, kad asociacija Onkologinės ligos draugas suteiktoj galimybė ir padrasinim ir tiesiog pastiprinim. Tai va, o paskiau jau patapus asociacijos Onkologinės ligos draugas vadovė, aš tiesiog pasakiau, kadangi asociacija veiklą pradėjo Vilnių ir kad mes keliausim į Žemaitiją, nes mes neturėjom čia tokio... Tai jūs nebuvo Žemaitijo? Ne, tuo momentu dar nebuvo. Kadangi aš esu Žemaitijos ir aš esu tas žmogus, kad aš nematau atstumą turbūt, jeigu matau tam prasme, būtent tokios veiklos. Ir jau patapus vadovė, kraustysėmės į Plungę. Nes pati iš tikrųjų nuo pat pirmos dienos ieškojau aktyvios pacientų onkologinių būtent bendruomenį ir daug buvo minčių suburti moteris pradžio, bet paskui galvojau, kodėl moteris, iš pradžių galvojau krūties vėžį, nepalės moteris ir turėjau tokį penketuką, nuo tos pirmos minties, kad tuos kelius metus vis kažkas pasitaikydavo, kad mes vis, tai vasar per karštą, tai laiką nebelika, tai susirgom, tai dar kažkas įvyko ir mes tų susitikimų nepadarydavom. Bet tos moteris būdavo, mes bendraudavom. Ir paskui pradėjau galvoti, o kodėl krūties vėžio, tai ir daugiau tų moterų. O paskui galvoju, kodėl moteris, mes turim ir vyrų, kad ir patyrė onkologinės ligos diagnozę. Tai ir kažkaip taip turbūt tos mintis, kur tu galvoji ir tie norą, ten aukštybės visato gavo to leidimą ir kažkaip labai gražiai ir labai sąmoninga buvo ateiti ton asociacijai. Ir lygiai prieš 3 metus, spalio 15 dieną, pirmas susitikimas vyko Plungės viešos bibliotekos erdvė. Ir pakviečiau susitikti šio krašto žmonės, kad rytų onkologinė diagnozė. Labai pergyvenau ir galvojau, neties nieks. Nes šį ir labai tokie jautri momentai ir prieš tai, kadangi taigi mes gyvenam provincijoje, mes esam kukli, kartais dėl visuomenės požiūrį ir tų tokių komentarų žmonės tiesiog nesidalin tą situaciją, yra ir linkę pasilikti savo šeimos rate, savį pasilikti. Bet pradėjau rinktis Plungiškę ir buvo labai smagia, kada susitikė labai drąsiai, labai diena, kaip tu laikas, kaip seka žvejybo, kaip tau reikala. Aš matau viskas ir puikiai, mes apie lygą nešnekam, kon mūsų veikloje ir vieni iš pagrindinių uždavinių, būtent skatinti visuomenį, tikrintis prevencinės patikros programos dėl vėžio ir ne tik laukant to amžiaus tarpą, kada gali, bet jeigu kažkas tiesiog ir neramu, nukeliauti pas šeimos gydytoją arba paskatinti šalia esantį numiškį moterims palydėti savo vyrus, o vyrams palydėti savo moteris, taip pat močiutės ar senelius ir savo artimus, netgi ir draugus. Ir ar galiu dar pasakyti, nors artėja Kalėdas, ne? Prašom. Visiškai neseniai teko dalintis, aišku, irgi tų emocijų, kad Kalėdomis dovanojam dovanas, arba kitam, arba savo. Ir aš pakviečiau iš tikrųjų pasidovanoti patį brangiausią dalyką, sveikatą, tai vieto gal daiktą, gal kitokį variantą. Nueiti pas gydytoją ištame sveikatos patikrą. Labai graži iniciatyva, ačiū už rekomendacijas, tikiuosi daugiau žmonių išgirs. Vida, noriu paklausti, žinau, kad jūs turėjote asmeninį patirtį, sakėte ir apie tėvelį, ir gal galite papasakoti ir apie savim, kiek norit, tai pasidalinkit su mumis. Labai simboliška, šiandien vyksta tas pokalbis, nes ir 10 metų nuo onkologinės ligos išgirdimo. Wow, žinok, čiurpa net nuėjai. Jo, net ir vakar iš mūsų narių, nors mes pažįstam vieni kitus, irgi te paklaus Vida, jau sakau, 10 metų jau persirisim, jau kitų metų ir numatyts vizitas, vis dėlto dar aš neatsisveikinau su gydytojas. Prieš 10 metų buvo nustatyts krūties vėžys ir vienas iš tų sėkmės turbūt istorijų esu, kad ta liga ir valdoma ir puikiai gal gyventi ir daryti visokius mėgiamus dalykus. Bet tikrai simboliška prieš 10 metų, čia kažkokiais stebukla. Tai gal galite pasidalinti, kas vyka su jūsų gyvenimu, kas per pokyčius patyrėt? Papasakokit truputį.
kada gyveni pačius aktyviausius savo gyvenimo metus, tu net minties neturi, kad gal kažkas nutikit. Kadangi aš turėjau jau prieš tai tokį tikrai labai stipriai ir gilį susijusių sveikatą momentą, aš jau esu buvus tos mintis, tos jausmus, to patirti. Ir šiaip galvojau, kad kažkada vėl gyvenim pasivys ankstesnė patirtis ir kad vėžys atės. Tai tikrai prieš to diagnozę išgirdim, jei kas būtų pasakęs, kad susirgsi vėžiu, labai atvira galiu pasakyti, bet čia pavadinus, kad nusišneki. Nes gyvenau patį aktyviausią laikotarpį, darbs, užsiėmimą, pomėgę, į namus sugrįžti tik pailsėti, išvažiuoju laisvalaikį fotografuoti, nerund drauga, nuo miške, žinutė labas rytas, parašom po 3 dienų, vakar labas rytas, sako, ačiū drauga, ačiū draugams, kad neišsilaks per tą momentą. Ir aišku, pradėjau sveikatą keistis, bet mes esam moteris, ne? Jeigu krins svoris, į katro kritimą neįdėt visišką papildomų pastangų, apsidžiaugi, čia ir darbs, čia ir aktyvus gyvenimo tims, nes tu sukys, kaip tavo vėrė ratė, maža gal poilsį kartas, ne? Ir aš taip irgi pagalvoju, pirmiausia pastebėjau, kad švarkelį reikia sekti jau per 1 sagą, po kiek laiko per 2 sagas, bet visko nurašydavo darbo. Tai reiškia, dirbi, gal tai nepailsi, gal nepavalga laiko, bet paskiau pasigavo tokį momentą, kad ne tik su svoriu, bet ir pati savijauta. Pradėjai tiesiog šnekėti ir vieną dieną išteka tas, kad reikėjo pas gydytoją apsilankyti ir labai rimta. Aš tiesiog tada netgi negalvojau, kad čia vėžys ar kažkas, o pagalvojau, kad sugrįžo ankstesnė liga. Ir kažkaip nuėjus pas gydytoją apžiūros metu, aš esu iš tų žmonių beje, kad kas liečia sveikatos momentus, susitvarkyti čia ir dabar ir greit tiesiog pašalinti priežastį, kad geriau jaustis, aišku, kad grįžti į darbus, į savo veiklas. Ir kažkaip praleidau prausis, kad reikėtų pas onkologą, bus. Ir atsimenu, buvo toks anekdotinis momentas jau ir tada. Nes prieš 10 metų, kad gauti vizitą pas onkologą, ne taip ir paprasta. O aš turiu, kiek ten nedarbingumus buvom 3 ar 5 dienas, reikia pasidaryti tyrimus ir reikia nuvažiuoti pas gydytoją. Talono nėra, sak, po 2 mėnesių, po 2 mėnesių, sakau, reikia čia ir dabar, artimiausiam dienom. Tai labai ačiū sekretorė, kad Ramonė kentė ir aš šiaip net su 2 ar 3 pasidėjus telefonas, aš vis dėlto ton vizitą gavau, prisėdus, bet čia buvo turbūt to atkaklumo dėka ir man reikėjo pasidaryti dar vieną tyrimą prieš vykstant pas gydytoją. Ir vėlgi, tu nori greit, tai aš važiuoju jau pas gydytoją ir tada kely kažkaip pradėjau galvoti, taigi čia labai rimta. Tai jau čia kažkas, kodėl siunti pas onkologą. Ir tada pradėjau galvoti, kol aš nuvažiavau pas gydytoją, užsikūrė čia kalvė. Spaudėms užkėlė ir tos mintis, ir aš jau duris pravėriau visą įkaitusi, violetinės krustas ir su tokiu nerimu. Ir atsimenu, gydytoja atlink tyrimą ir mane sako, kad abiejos krūtys ir pakitimą. Ir tada supratau, o dabar jau viskas. Pasibaigė jauka, pasibaigė kažkas ir iškart išnėra tėvelį, turbūt tavo patirtis. Ir ačiū gydytoja, kad yra begalinė ir nuostabus profesionalus žmogus, nes man pagelbėjo, kad aš atsidurčiau greičiau, negu tas numatytas vizitas buvo pas onkologų konsultaciją. Ir mes draugaujam ir po šią dieną, daug metų jau ir iš vis noriu padėkoti savo gydytojų visą komandą ir slaugytojams, su katras per 10 metų mes turim tom gražiai tokį profesionalį santykį. Ir atsimenu, uždarius duris, aš kaip tik jau rašiaus tam sekančiam vizitu, kad vidury miestą sustabdžiau mašiną, tik įjungiau avarinį ir prasiver bedugnį. Ir aš šitom bedugnį. Ir aš, pasakysiu žemaitišką, pradėjau žliumti. Ir dar tada pasigavo skambutis iš darbo kolegų, paklausti apie savijautą, bet aš į ragelį, aš nebegalėjau atsakyti. Ir pajuto turbūt kolegas, kad kažkas ir labai rimta. Ir tada mes atsisveikinom, aišku, aš nuverkiau toną. Momentą atsimenu, buvau begalinė sunki, nes aš paprasčiausiai išsigandau. Ir tada tu nežinai,
kokia ta diagnozė, ar čia iš tikrųjų jau viskas iškeliavę ir kokia bus tolimesnė ta eiga. Ir va, toks buvo reikalas. Aš jumis išgirdau, kad mes prieš tai kalbėjom, kad iš tikrųjų daug žmonių susidur su ta nežinomybė. Ir išgąsčiu pirmiausia. Ir būn, kad vat, laukimo tas moments, kad tenk laukti ilgą ir vat, išsitėm tas laiks ir atrodo nėra su ko pakalbėti, bet jūs labai gražų darbą darot. Jūs esate tam, kad vat, tiesiog jums gal paskominti ir žmogus gauti informacijas, tos pirminis, ką kon daryti ar ne, ir gaun kažkokį pastiprinim. O ar yra dar vat, kažkokia ar psichologinė pagalba, kur žmogus gal kreiptis, ar jūs vienintelė ton suteikt? Ne, čia nesam vienintelė. Iš tikrųjų, turbūt visas onkologinių pacientų bendruomenės daro tus dalykus ir teik pagalbą, ir pati Pola, čia ir pagalba onkologiniams ligonėms asociacija. Mes esam tos didelios šeimos dalis. Berods, jeigu dabar nesuklysiu, 32 skėtinis organizacijas, katrai vienijam onkologinius pacientus, artimuosius, begalinė savanorių nemaža. Ir tas momentas taip, kad suteikti pagalbą ir informaciją ir labai džiugiai turbūt turiu paminėti, kad nupernas būtent mūsų asociacija ir pradėjo tokį. Mes gyvenam kaimiško daugumo vietovės, turime Plungės miestą, Rietavo miestą, bet šiaip mūsų žmonės gyvena kaimukus. Tai surinkti iš kaimukų, kad va į tokius susitikimus, kartais buvom problematiški, dėl tų pačių atvažiavom, tai mes išvažiuojam dabar į bendruomenės. Šias metas, 25 metas, labai aktyviai važinėjom po Rietavo pusę, tai kitų metų ir numatyta irgi tie pati Plungės pusė, sukti tie pat dar Rytaviškių bendruomenės apskritai. Jeigu ir bendruomenės ar kolektyvą ir katrai norėtų sužinoti apie pagalbą išgirdus onkologinės ligos diagnozę, kaip mes įvardėjom, gydytojams atiduodam gydym reikalus, o mes kalbam apie to iš tikrųjų palaikymą, apie nesiblaškymą, nes dažniausiai, kad pacientą patys dalyjas, kad išgirdi diagnozę, dėja, nei pasilinkti, dėja vieni. Ir tada būn neaišku, kas toliau, ką daryti. Ir apie tos priemonės, kad tu gali ateiti, kad tu gali sulaukti palaikymą, bet to turim Polas, būtent psichologinį pagalbą, dirb specialistai ir dietologo pagalba, ir teisininko pagalba, ir pacientams artimiesiams, jie visiškai nemokami tai dalyką. Turim leidinių, kaip matot, dalyjamės kartu tą informaciją, o viena iš didžiausių turbūt tų gražių galimybių ir šviesių ir pačių pacientų patirtis, kada gali susėsti, kada gali pasidalinti, nes pacientą tikrai gydos po įvairias gydymo įstaigas su įvairiom patirtim, nereta ir nepaslaptis, kad pacientą ir atkritis būna ir kaip tada išgyventi, kaip artimėja, vienas iš tokių momentų ir tekia, kada sėdėjom pas psichologą, užsiėmėme ir kalbėjo artimieji ir šalia sėdam pacientą. Artimieji dalyja savo įspūdžias, kas irgi ir labai svarbu artimųjų vėlgi tą situaciją, nes dažnai sako artimais, turbūt ir jūs esat girdėję, jeigu aš galėčiau, aš pasiimčiau savo patį mylimiausią, artimiausią žmogaus ton situacijai, bet dėja, tu negali paimti, tu gali šalia būti, tu gali padėti, tu gali pastiprinti, tu gali darbus, leisti žmogau vėl susirinkti. Iš tikrųjų, pirminis tas emocinis būna, kai kurie pacientai vardį sako, aš gal dabar dėl tos informacijos, kad daugiau ir informacijos, žmonės mat, kad onkologinis ligas ir gydoms, senos ir valdoms, ir daug naujų būdų, ir jau netgi keitas metams bėgom tarp keli metai ir vis tų naujovių ir mes turim platesnis išgyti arba suvaldyti tų ligą. Tai tam ir esame. Ir sėdėjo artimieji, dalino savo įspūdžias, o šalia mes pacientą, mes galva vieną kartą ir aš pati taip ir atsisukiu mane, taip iš tikrųjų sakė, taip sakau, mes jautamės taip, jūs jautatės taip. O jeigu nesikalbi, tai toks gaunas, kad ir čia yra labai jautria, ir čia yra jautria. Tai kon vis laik raginam kalbėtis, dalintis, pasirinkti tus žmonės, pasirinkti bendruomenės, kad su pacientas dirb ir atėti. Drąsiai praverti duris. Niekuomet nepadyvysiam. Gražu, žemaitiškai. Palaikysim, todėl, kad mes patys esam tam keli, mes puikiai žinom, kas ir ta pati nežinia. Tos patys baimės, dėl ateities toks
nežinojams, o kas bus, o ką. Dar stigmas visuomenės, kada sužino artimieji, kad tu susirga vėžiu, dar vis dėlto ir tokie dalykai, kad žmonės atsitraukia, vėžys nėra užkrečiama liga, jau visų susitikimų užtekam apie ton, jūs galite apsikabinti druose, būti netgi iš to paudėlio, aišku, higieninė. Įdomu, iš nežinomybės ar vat įdomu, dėl ko taip ilgas esat, gal domėjusis? Žmonės dar vis dėlto ir tas toks senų laikų šleifs, kadangi čia ir viena iš tų rimtų lygų, tarp kitų daugelį, bet tikrai ir gydymas ir ilgs, ir žmonės turbūt iš nežinojom. Nežinojams gimt baimės. Tas pats ir pacientų. Kada išgirsti diagnozę, netgi ir iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kada jau atėjau pas gydytoją onkologą, aš sėdėjau tam koridoriu kaip tas zuiks ir man drebėjo ir kojas, ir rankas, ir palūpis. Ir vyrui sakiau, būk šalia, ir niek neklausinėk, nes aš to jau pradėsiu verkti, nes aš bijau, nes aš nežinau. Bet vos tik atidarius duris, vos tik mes pradėjom kalbėti su gydytoju, kas toliau, kokie etapai, pasidarė kaip ir aišku, kad čia bus tiesiog daug darbo, reikės pastangų ir ne vien tik kad mediko, ne, specialistų, bet ir mūsų kaip pacientų pastangų, drąsiai klausti, tiesiog kas neaišku. Ir tos baimės, kur to nežinio buvo, nors labai gražiai tirps. Su ne vieną kartą sustojus ties to klausim ir galvojus, o jeigu nebūčiau susirgusi vėžiu, ar aš turėčiau tik nuostabių žmonių aplinkų, tik šviesių, tik stiprių, kada gali paskambinti bet kurį Lietuvos kompėlį šiuo metu, arba tai mūsų susitikimą, reikia tame būti, kad pajausti, kada susirenk pola bendruomenė, savanoriai, atstovai, draugijų ir mes laiką neturim net kavos atsigerti, nes mums reikia ir įspūdžių, ir mums reikia ir malonė viens kitą pamatyti, nes tu žinai, kad tas žmogus gydės, kaip unsiai, kaip stipriai. Vat mūsų tos herojos iniciatyvų irgi, mes esam kaip tos didelios šeimos kažkur vakai išsisklaidę ir mes susirenkam. Tai tas ir išlaisvėjams iš tikrųjų tas didelis pastiprinimas, kad organizacijai būtent ir tokias bendruomenės, vat ne žmogų, kad galim viens kitą pastiprinti. Ir žmonės įgauna vėl pasitikėjimą. Nereta atėjus bet kuris gyvenimo momentas, išbandymas arba ta pati liga, labai gražiai turbūt paminėčiau katalikiškas momentas, kada Jėzus neš kryžių neš. Tai irgi tas pats, lyg užsideda kur turi nešti ton patirtį ir tikra dauguma priklauso ir nuo paties, kaip tu visą ton patirtį sugebėsi nešti ton momentą. Ne vien šaunuoliai ir gydytojai, medikų ir specialistų komanda, bet ir mes patys galim savo pagelbėti. Tai čia labai priklauso nuo žmogaus charakterį tikriausiai. Ar pakeitė jūsų charakterį? Ar pakeitė tas pokytis jūsų gyvenimą? Taip, jeigu jūs perverstumėt mūsų Facebook asociacijos puslapį ir arba tėtumėt mūsų veiklas, būtent, kada mes visą kvietam. Mes esam tokie atviri. Vieši, mes nesislepam jau, aišku, ir žmonių, kad dar vis dėlto droviau turbūt, bet čia ir viskas gera, čia ir žmoniški dalykai. Ir pasistebėkit, kodėl mes daug šypsomės. Mes džiaugiamės, visą ne per seniausia dar eglutės, tik puošė, ne? Mes atėjom, radom tai gražią eglutę, mes kaip tai veka, kaip čia gražiai. Žmogus sak, stebėjęs mūsų tas emocijas, jūs kaip tai veka, dar, jau, kadangi mes gyvenam, tokias laikas, ne? Ir greitis, ir temps, ir visokių technologijų, jūs atsistojo, bet taip sak, natūraliai iš jūsų įsitransliu, bet gražiai sakom, žaisliuks, ir čia ir dabar tos akimirks iš tikrųjų tai momentą ir mes gyvenam dabar. Ir turim ton savo laiką, labai gražiai paminėsiu, nes šiandien ir mums pasakėm, čia ir Virginija Šaulė, kad čia ir deimantinis mūsų laiks. Ir tada pradedi vertinti, tada mokas nebeskubėti, tada mokinys atrašyti, pasisveikinėm rytą ir stengiasi tondieną atrašyti, o nebe po 3 dienų, tada surandi laiką nuvažiuoti pas mamytės arbatas atsigerti arba draugams, daug dalykų.
Arba dar Simona, aš irgi tuo momentu, aš atsimenu, gal 3 metus ėjau, aš norėjau piešti. Bet nei iš to piešėjai, nei profesionalė, bet atsimenu, būtent po onkologinės ligos išgirdėm diagnozę, aš nuėjau į vienų mokyklą, į suaugusių užsiėmimus. Ir čia ir dar viena terapija, aišku, kadangi aš ir fotografuoju tokį pomėgį turiu ir tas piešimas, man būdavo toks sakralinis minutis, kaip aš kad vadinu, susirink ir aš ruoždavos. Bet labai gražiai Egziuperi ir pasakys, ir ten lapės sakė, juk aš ruošiu susitikim su Mažuoju princu, bet tu negali neatėti, jeigu tu pasakė. Tai tu ruošies, bet jums susitikimas. Ir mūsų žmonės, iš tikrųjų, kodėl sakau mūsų, mes taip įvardyjam, bet mūsų bendruomenės tikra narė, они su džiugesiu, они lauk atėti, они patys dalinas ir iš tų mūsų pasisakymo, video, kur mes dalyvaujam veiklų. Ir vakar dar taip nuskambėjo, mes labai turėjom tokį jau šventinę baigiamą šių metų susirinkimą narių. Ir labai buvo gražiai stebėti, kad dėkoju tau, kad tu paskambini. Dėkoju tau, kad tu mane ištempi iš namų, kad tu primeni, nes nepamirš, ne visi naudojas Facebook platformą, bet tam ir skambučiai, kartais aš nesuspėjau per darbus, tai pagelbė viens kitam ir atsived viens kitą. Čia pats nuostabiausias momentas, kada tiesiog tu ne viens negalvoji apie save, bet tu galvoji apie šalėsinį. Ir kad reikia, aš tau padėsiu, paduoti ranką, kažkam ir sunkiau, tai tu prisėsk, ar tu atsigerk, ar tu valgys, kaip tu šiandien jautys. Čia labai tokį didelį dalyką, tai širdis dainau, tai, kada žiūri. Jo, tai nuostab, tai kiek aš suprantu, ir vertybės persikratė, ir tiesiog čia ir dabar tą momentą, kur mes skubuojantis ypatinga dabar ir prieš Kalėdas pamirštam ir save, ir laiką savo. Ir dar aš norėjau paklausti, apie savo tokį charakterį, gal galėtumėte išduoti žiūrovam kažkokių paslapčių, kaip savim apibūdintumėt, nes dabar iš pokalbio aš matau jūs be galo drąsi, be galo charizmatiška. Kaip jūs savim apibūdintumėt porą žodžių, kokį jūs esate? Aš irgi kartais būnu tas zuikis. Zuikis irgi. Zuikis būnu. Pasidalinsiu vienu gražiu susitikimo momentu, atsimenu gydymo metu, lauku prie onkologo koridorių, mes sėdam daug. Jau tų žmonių mes nežinom vardas pavardėm, bet mes vis susitikdavom, nes kaip atvažiuoju pas gydytoją, tai vis susitinkam pacientą. Ir mes sėdam, mes savo tos mintis, tokio bendrystė tylio, yra ten be gal graži moteris, be plaukiukų ir ant aplės šalia manęs. Jėzus sak, tas man zuikis nuo Alpa. Aš žinau apie ką. Mūsų visų šalia su šypsenis, sakau, įsivaizduoju, sak, aš tokį drąs, bet sak, paimti zuikis į nuo Alpa. Galbūt kažkas iš šalies nesuprast, apie kokius mes čia zuikius šnekam. Čia ir mūsų vidinė būsena, kad čia yra ir jaudulys, ir ta pati įtampa, ir tų tyrimų laukimą. Taip, aš irgi esu, taip pat kaip žmogus, aš ir bijau, ir pergyvenu, bet vieną supratau ir jau prieš daugelį metų, kad pirmiausia, turbūt tas slapstymas ar vengiams reikia pasirinkti tinkamus žmonės. Galbūt tus, katrus mes matom kaip savo gurų, tus tiesiog sesis, brolius, su katras mes galim pasikalbėti, su katras pasitikam. Aš turiu tokią situaciją, kad aš turiu šeimo, tokia dėkinga situacija. Ačiū draugams, katrei. Ir tuo momentu buvo beje dar viena irgi tokia, kaip jau čia yra anekdota, iš tų patirčių gaunas, kad pradžioje susirgus onkologinę ligą, tu peržiūri visko, mitybą, daug momentų. Ir aišku, mityba tai pas mus ir numeris 1 diskutuoti, visada daug diskusijų sukeliantis dalyką, bet atsimenu, sėdu aš tokį nelaimingą, pasakysiu, nes pamačiau Klaipėdo gražių spurgų kavinę, tų amerikietiškų, su glajom, su pabarstukas. Ir aš sėdu darbį ir paskambinu vienas iš draugų, kaip gyveni, kaip jauties. Blogai, sakau, jau jauti iš intonacijos, nes mes gražiai bendravom, tai kas dabar, sakė, vyka, nes jeigu čia viskas sen normaliai tas gydymas, kiek tas ir, bet o kas tu nuotaik numiš? Tai galvoju apie tas spurgas, bet kadangi žodį daviau, kad cukraus nevalgysim ir mūsų nėra to cukraus ir piragų nieks nebekep, bet aš norėčiau tų spurgų, nes vizualinis tas toks, tai aš atvešiu žmogus, sakė, iš Klaipės, nes pas mus Plungėje nebuvo tokios spurginis. Bet nereik, sakau, taigi žodį daviau, kad aš keisiu ton savo gyvenimą, bet
Ir tada toks draugų, ne, paprotiniams buvom, kad taigi laimės akimirka ir tas liūdesys, ne, tai gal reiktų laimės hormonų. Beje, tų spurgų neatvežė, aš tų spurgų po poros metų vis dėlto nusipirkau, paragavus, senos nebuvo taip jau ten super, kaip aš įsivaizdavau. Tai jūs labai ryžtinga, kad išlaukėt ir savo žodį nesulaužėt. Žinokit, aš vis valios neturiu. Valios neturiu, kadangi turiu pirminę patirtį, kas liečia sveikatą, ir tada supratau, kad gyvenimas ir verts visko, naujų potyrių, naujų dalykų ir niekad nereikia atidėlioti, kad aš šito padarysiu. Noriu dabar piešti paveikslą, pasiimk ir piešk. Noriu dabar mokinti šokti, apsimauk batelis, reik šokti. Nesvarbu, ar į studiją nuėjęs, ar įsijungsi muziką, bet tiesiog daryti tus momentus. Kartas netgi tas mažytis, gal ton spurg irgi pasidėti, bet sakau, ir tokias patiris, kad kartais net nereik. Ir mūsų bendruomenės susitikimus, ir kas prisijunga šiaip iš visuomenės žmonių, kada steb, tai jūs, iš vis nesat panašus į pacientus, nes jūs šypsotės, jūs jaukojat ir jūs daro tokius kartais beprotiškus dalykus. Per tom konkursą mes šokom lietuvių liaudžių šokį. Ir mes dabar sakom, kad čia gal bus mūsų tokia vizitinė kortelė, turėk biškai labiau žingsnelius išmokti. Drąsiai kreiptis į mokytojus, choreografus. Ja. Ir pabaigai, aš norėčiau, iš tikrųjų, jūs galėtumėte labai daug mums papasakoti įdomią istoriją, bet mes esam susiteikę labai jau šalia Kalėdų. Ir noriu, kad jūs kažko palinkėtumėt mūsų žiūrovam ir, kaip minėjau, visi mums steb ir žemaitėjas, ir ne tik žemaitėjas, ir moteris, ir vyra, iš skirtingų amžiaus. Ir gal šiuo metu neteinojant per kažkokius gyvenimą pokyčius, gal ir sveikatas. Ko jūs norėtumėte palinkėti? Kaip jau minėjot, kad ir Vilnius matys pirmiausia Vilniaus baikeriams dar kartelį linkėjimą, kad buvo atliekę šią vasarą į Plungės miestą šventę ir beje visiems baikeriams ar motociklų mėgėjams iš visos Lietuvos, nes buvo labai stipri 150 motociklų, negaliu nepasigirti ir nepasinaudoti progą, dar kartelį prisiminti, nes ir tokias emocijas ir tas palaikymas, kad ras nuraun stogą ir labai taip jautys labai tvirta, kada išsirikiau tik žmonių už mūsų nugarų su to palaikymu. Kadangi mes artėjom į Kalėdas ir visada žmonės daug pažadus kažkokius užsirašą, aš iš tikrųjų pakvieščiau, kad mes ir kvietam kaip asociacija visą adventinį laikotarpį mes skiriam gerumų, geriems darbams, atjautą, savanorystę, būtent patys irgi lankom ir ligonius, ir buvom ir slaugos skyrių Rietavy, ir čia parapijos senelių namus. Tiesiog neužmiršti apie ton žmogiškojų santykį. Ir darbą, ir likims skubėjams. Bet tiesiog pirmiausia atsigrėžti į savim, kaip aš minėjau, ar artėja Kalėdos, ar artėja naują metą, ar netgi gimtadienis, nueiti pas gydytoją ir pasitikrinti sveikatą, nusivesti draugius, kolegius, artimusius ir geriau po to išgerti arbatos, kvapinį paudėlį, šviesti gyvenimą ir tiesiog sugrįžti prie tų mūsų vertybių, ko mums reikia, pokalbį, šiltą palaikantį žodį, tiesiog išgirsti, išmokti, nebijoti, atėti prie onkologinių pacientų. Kuo daugiau žinom, to dings tos patys baimės ir tiesiog daryti tus beprotiškus kartais dalykus, žinokit, viskas ir padarom. Nėra nepadarom dalykų. Kartais aplinkybės netep sukrint, bet atent į momentą ir džiaugtis gyvenimu. Mes turim begalinę puikiai laiką ir aš vėl pasikartosiu savo įrašus, galite stebėti, kad dalinaus šiom dainom, ne tik tas konkursas turėjo įtaks, bet apskritai toks apžvelgus metų darbą, kad kiekviena mūsų valandos minutė ir verta to džiugėsi, to smalsumą, žingeidumą, buvimą. Natūralu ir pavargti, natūralu ir kitus dalykus patirti, bet jeigu išgirdus onkologinės ligos diagnozę, tai pirmiausia, neužsidarykit vieni, o
parašykit mums, paskambinkit, mes atskambinsim arba atrašysim, arba tiesiog susisiekti su bendruomenėm, katros vieniai onkologinis pacientas, drąsiai praverkit duris, parašykit Polą, tiesiog begalinė ir stipri komanda ir savanorė, katrai laikas ir net lygintina, visat pagelbės, pasidalins informaciją. Linku tiesiog, kad po tą eglutę būtų padėtus tos svajonės, katros įsipildyt kitas metas. Būkim sveiki. Tai ačiū labai Jums už tiek daug informacijos ir labai ačiū už tiek svarbų darbą skleidimą informacijos. Ačiū, kad dalinatės ir už tom bendrystę ir už mažus stebuklus ir dovanėlis. Dėkuoju visiems. Dovanų metus.